operatorius, režisierė, aktorė, režisierės asistentas. Visa tai Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinių pareigos projekte Mokausi iš kino. Moksleiviai kūrybinėse dirbtuvėse praleidžia 3 darbo dienas. Iš pradžių klauso dėstytojų paskaitų, susipažįsta su kino technika, apšvietimu ir gauna užduotį nufilmuoti paruoštą situaciją. Paskutinė diena skiriama susipažinimui su montažu ir atlikto darbo įvertinimui. Mūsų tikslas yra parodyti, kad kinas yra komandinis darbas. Ir svarbu susikalbėti vieniems su kitais, gerbti vieni kitus. Projekte Mokausi iš kino gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos nuo 1 iki 12 klasės. Vieniems tai tampa linksma pramoga, kitiems labai smalsu pamatyti kino virtuvę, o treti jau šiandien sieja savo ateitį su kinu. Įdomu susipažinti su kinu, kaip jis padaromas yra, kas vyksta už kadro, kiek žmonių dirba ir taip toliau. Aš pradėjau filmuoti gal kaip buvau 7 ar 6 klasėje. Tiesiog paėmiau kamerą rankas ir pradėjau žiūrėti. Gal tiesiog tai atėjo nuo mano brolio, nes jis irgi labai mėgsta filmukus kurti. Dalyvaudami projekte Mokausi iš kino, moksleiviai žiūri filmus, mokosi juos analizuoti ir interpretuoti, padedami kino profesionalų patys juos kuria. Besidomintiems kino istoriją rengiamos žaismingos edukacinės ekskursijos kino teatre. Dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse padeda jauniems žmonėms kiną suvokti ne tik kaip vieną meno rūšių, bet ir skatina jų kūrybiškumą, moko dirbti komandoje. Šiandien aš esu operatorė, galima sakyti, žiūriu visas kadruotės, visas kompozicijas daugmaž ir mes kaip su režisierė derinam viską. Dabar aš esu režisierius, jau buvo iš pat pradžių ten sunku vis tiek pripras, bet dabar labai džiaugiuosi ir gan lengva pasidarė. Projekto Mokausi iš kino metu mokytis gali ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai. Jiems organizuojami specialūs praktiniai užsiėmimai. Projekto Mokausi iš kino iniciatorius Skalvijos kino centras. Kūrybinių kino dirbtuvių metu sukurti trumpametražiai filmai bus rodomi Skalvijos kino ekrane kovo 31 dieną. Įėjimas nemokamas. Projektas Mokausi iš kino finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.